Kazys Maksvytis ateitis. Labai daug diskutuoja žmonės, negali nepaklausti. Bet tai būtų kvaila sakyti, kad jis neliečiamas. Aš, tu gali turėti, Kazys man labai patinka, realiai, jeigu taip reitinguot mano mėgstamiausias Lietuvos krepšinio žmonės, man Kazys pirmoje vietoje. Nežinau, koks jūsų būtų top 3 krepšinio žmonės. Taip, krepšinio žmonės, tarkim, iš krepšininkų, trenerių, funkcionierių, top 3 jūsų mėgstamiausias Lietuvos krepšinio žmonės. Sakyk. Oi, čia labai staigiai šlupai, bet top 3. Man Kazys pirmoje vietoje. Ir Heisas, ir treneris Jagos Splitteris. Tai va čia įdomiausias dalykas, treneris man. Labai įdomu, kaip Splitteris debituos. Kazys buvo opcija jų, numeris 1, numeris 2. Kazys Maksvytis, bet jie nusprendė eiti, kaip kažkada Žalgiris su Martinu Šileriu ėjo, tipo netokių patikrintų, bet įdomesnių variantų, žinai, išbandyti. Tai Kazys dėl to pralaimėjo Splitteriui kovą. Bet Kazys laukia. Kazys girdėjau laukia, jisai pradėjo sezoną be komandos ir laukia to, kas atsitiko visiems. Tai yra praeitais metais, turiu minėjau, LKL ten labai daug kas atleido trenerius. Eurolygoje irgi 8 klubai, man atrodo, pakeitė trenerius. Tai jis laukia ir aš galvočiau, kad jeigu Splitteris out, Kazys in. Aš taip spėju, jeigu nepaeitų jiem. O kad jiem nepaeis, daug šansų. Tai va šitą galėsit iškirpti ir įdėti sezono metu, kai Kazys Maksvytis taps Paryžiaus treneriu. Čia mano toks drąsi prognozė. Heisa pasirašė, kaip manai, jie proto turi? Jagos Splitteris paskutinis, nėra ką kalbėti, žmogus dar nedirbęs to darbą. Kazys Maksvytis jį pakeis sezono metu prie Paryžiaus vairo. Užsirašykit. Tikit? Ne. Gerai, aš tikėsiu. Bet šiaip daug komandų, taip atrodo, pasilpnėjo. Aš žinai, kokią prognozę turiu, kad Paryžius atleis Splitterį ir sezono metu Kaziukas gaus darbą Eurolygoje. Nes Paryžius, kad pralošinės faktas šito Eurolygoje, o kad jie gali, pavyzdžiui, planą B savo, nes Kaziukas buvo pas juos planas B, Splitteris planas A vasarą. O ko ne? Kad Kaziukas, pavyzdžiui, gaus skambutį. Čia mano tokia drąsi prognozė. Nežinau, turėčiau komentuoti tos gandus. Aš suprantu, kad mums visiems gaila Kaziuko, man pirmų numerių.